Sveiki, šiandien kalbam apie vieną iš tų Python duomenų struktūrų, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo labai panaši į sąrašą. Tai tuple. Bet yra vienas esminis skirtumas, kuris daro kodą ir saugesnį, ir greitesnį. Pažiūrėkim koks. Na ir pradėkime nuo tokio atrodo keisto klausimo. Pagalvokim, kam išvis galėtų prireikti duomenų rinkinio, kurio kartą sukūrus jų nebegalima pakeisti. Atrodo kaip kažkoks apribojimas, ar ne? Bet pamatysit, būtent čia ir yra visa esmė. Gerai, tai nerkime gilin. Ir žinot, geriausias būdas suprasti, kas tas tuple per daiktas, tai tiesiog palyginti jį su tuo, ką jau tikrai gerai žinom, su sąraša. Štai ir pagrindinis apibrėžimas. Tuples yra tarsi sąrašo giminaitis, bet su viena labai griežta taisyklė. Kai jau jį sukūrėm, jo turinio liesti nebegalim. Duomenys tarsi užrakinti, iškalti akmenyje. Ir va šita savybė, nekeičiamumas, arba angliškai immutability, čia ir yra visas raktas. Va, ši lentelė viską labai aiškiai sudėlioja į vietas. Svarbiausia, ką reikia atsiminti, tuple yra nekeičiamas ir jam naudojami paprasti skliaustai, o sąrašas keičiamas jam laužtiniai. Ir tai iškart pasako, kam jie skirti. Tuple idealiai tinka duomenims, kurie nesikeičia, o sąrašai tiems, kuriuos nuolat pildysim, trinsim ar kitaip redaguosim. Beri, gana teorijos. Einam prie praktikos. Kaipgi tą tuple sukurti ir ką su juo galima daryti? Žiūrėkit, sukurti tuple yra tiesiog juokingai paprasta. Išvardinam elementus paprastuose skliaustuose, atskiriam kableliais ir viskas. Šiame pavyzdžyje sukūrėm mėnesiai. Juk sutikit, naujų mėnesių tikrai neatsiras, tiesa, tai idealus kandidatas būti tuple. O duomenis pasiekti visiškai taip pat kaip su sąrašais, jokių staigmenų. Norim pirmo elemento, rašom mėnesiai gavnulis, norim 11, mėnesiai 10. Iki šiol viskas atrodo labai pažįstama, tiesa? O dabar pats įdomumas. Gerai, duomenis turim, juos pasiekti galim, bet kas nutiks, jei mes imsim ir pabandysim kažką pakeisti? Na, tarkim, specialiai įvelti klaidą ir pakeisti pirmą mėnesį. Bum! Ir štai ką mes gaunam. Type error. Pythonas labai aiškiai pasako, tuplas objektas nepalaiko elemento priskirimo. Viskas. Tai ir yra nekeičiamumas veiksme. Pats Pythonas saugo mūsų duomenis nuo mūsų pačių. Genialu, tiesa? Gerai, supratom, tuple keisti negalima. Bet kodėl tai yra galia? Kokia nauda iš to, kad save apribojam? Pasirodo, nauda milžiniška. Na, visų pirma, efektyvumas. Kadangi tuple yra fiksuoto dydžio, Pythonas jam išskiria tiksliai tiek atminties, kiek reikia, be jokių rezervų. Todėl jie lengvesni ir, žinoma, greičiau apdorojami. Ir trečias, techniškai labai svarbus dalykas, kadangi tuplas yra stabilus ir nekintantis, jį galima naudoti kaip žodyno rakta. To su sąrašu, kurios gali bet kada pasikeisti, daryti tiesiog negalima. Neleistina operacija. Ir man labai patiko ši citata iš šaltinio, kuri taip linksmai apibendrina visą efektyvumo idėją. Na, gal ir skamba šiek tiek dramatiškai, bet mintis tai auksinė. Efektyvesnis kodas naudoja mažiau resursų. Ir tai visada yra gerai. Gerai, tai kad jie nekeičiami nereiškia, kad su jais nieko negalima daryti. Anaiptol yra keletas tikrai naudingų funkcijų, kurias verta žinoti. Greitai par jas perbėkime. Pradėkim nuo klasikos. Len. Veikia identiškai kaip ir su sąrašais. Tiesiog pasako, kiek elementų yra viduje. Mūsų mėnesio atveju, aišku, gausim 12. Jokių siurprizų. Toliau. Max. Pavadinimas pats pasako. Suranda didžiausią elementą. Tik aišku yra vienas niuansas. Visi elementai turi būti to paties tipo, kad Pythonas žinotų, kaip juos palyginti. Negalima maišyti skaičius su tekstais. O jeigu reikia sužinoti, kurioje vietoje yra koks nors elementas, tam yra indeksas. Ieškom vasario ir gaunam indeksą 1. Prisiminkim, skaičiuojam nuo 0. Bet atsargiai, jei bandysit ieškoti to, ko nėra, programa supiks ir mes klaidą. Ir paskutinis šiandienai – count. Tiesiog ima ir suskaičiuoja, kiek kartų jūsų ieškomas elementas pasikartoja. Šiuo atveju ieškom žodžio matematika. Ir gaunam 0. Viskas logiška. Taigi, apibendrinant, svarbiausia suprasti, kad tuple nėra kažkoks prastesnis sąrašas. Ne,
Tai specializuotas įrankis konkrečiam darbui. Kai tiksliai žinom, kad duomenys, ar tai būtų savaitės dienos, konfigūracijos nustatymai ar koordinačių taškas, nesikeis, tuple yra protingesnis, greitesnis ir saugesnis pasirinkimas. Ir pabaigai, klausimas pamastymui. Dabar, žinant visus privalumus, prisiminkit savo projektus, kurioje vietoje tuple būtų tikęs labiau nei list. Pagalvokit. Sąmoningas pasirinkimas tarp šių dviejų struktūrų yra didelis žingsnis link brandesnio ir efektyvesnio kodo.